Sveikas. Taigi, jeigu mane radai, turbūt ieškoji internetinio marketingo arba kažką apie tai. Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti taip, kad yra labai daug visokių dalykų pasakojama apie internetinį marketingą ir daugelis žmonių net nežino, kas tai yra. O internetinis marketingas yra labai paprastas dalykas. Tai yra santykių kūrimas naudojant naujausias technologijas, internetinį 2.0 technologijas, tokias kaip Facebook, YouTube'as, blogus ir panašiai ir panašiai. Dabar, kadangi Lietuvoje tai yra labai mažai naudojama ir ypač puslapiuose, nes internetinis marketingas, jeigu tai yra santykių kūrimas, atėjus į daugelį puslapių Lietuvos, ypač firmų, kurios, sakykime, ar didelės ar mažos, bet jos nekuria santykių, jie pirmiausiai sako, aš esu toksai, štai ką aš tau galiu padaryti, užuot kūrę santykius. O kai kuri santykius yra labai paprasta. Išsiaiškini, ko žmogus nori, jam tai duodi ir tada prasideda bendravimas. Lygiai taip pat ir internete puslapiuose. Pirmiausiai turi pasiūlyti žmonėms kažką tai duoti. Ir tas būtent kažkas priklauso nuo paslaugų ir nuo ko žmonės nori, nes kad ir kokia tavo firma ar kokia paslauga būtų, galbūt tai niekam neįdomi. Dėl to pirmiausia reikia išsiaiškinti, ko žmonės nori, kaip jie tai nori vartoti ir tada jiems pateikti pačiu paprasčiausiu ir suprantamiausiu būdu. Taigi, daug tokios informacijos aš dar duosiu ateityje ir jeigu norite tai gauti, nueikite į šitą puslapį ir tenai rasite straipsnių ir taip pat galėsite užsisakyti naujienas. Taip pat Twitteris, Facebookas, visi šitie dalykai bus tenai. Taigi, iki pasimatymo.